Sveiki visi. Sveiki visi. Na, iš tikrųjų, pirmosios temos bus turbūt sudėtingesnės ir ypač man tenka, ir atsakomybė ir garbė atidaryti jūsų forumą. Kalbėsiu apie ekologiją ir tvarumą. Tai žinokit, šita tema su visais beveik pykstasi, šiek tiek pyksis ir su skaitmenizacijos tema. Organizatoriai man pasiūlė pakalbėti tokią temą: meilė ar neapykanta, tvarumas ir skaitmeninės technologijos. Pasižiūrėsim, kur esam. Greičiausiai, kad kaip ir visais klausimais, tvarumas su daugeliu sričių yra kažkur tai per vidurį, tokioj pilkojoj zonoj. Aš čia atsinešiau vandens ir tam, kad atsigerčiau, bet ir tam, kad parodyčiau tokį pavyzdį. Toks ilgesnis čatas, maždaug 20-30 promptų, pokalbis su dirbtiniu intelektu, sunaudoja maždaug pusę litro vandens, tiek, kiek yra čia. Turbūt nespėsiu išgerti viso to vandens kalbėjimo metu, bet pakankamai vaizdus pavyzdys. Apie vandenį taip pat papasakosiu, kodėl tas vanduo naudojamas, ar jis dingsta kažkur, ar jisai apskritai, taip jau rodo mano prezentacija, tvarumas, skaitmeninės technologijos, meilė ar neapykanta. Judam. Taip, mes kalbam apie debesis, dažnai girdim, kad mūsų duomenys yra kažkur tai debesise padėti ir tie debesis mes įsivaizduojam tokius pūkinius, jie dažnai ir vaizduojami marketingo. Tokie va štai debesėliai, vos ne drambliukai, kažkokie tai kačiukai tenai skraido. Bet iš tikrųjų, tai tie debesis nėra pūkiniai, iš tikrųjų tai yra duomenų centrai, kurį taip pat parodysiu vėliau šiek tiek. Tie debesis tai yra krūva betono, metalo, vario ir ryja labai daug energijos. Taigi toks marketinginis dalykas yra rodyti debesis lengvus pūkinius ir tarsi mes ten pasidedam kažkur savo duomenis, jie tai kaip angelėliai kažkur tai nuskrenda, bet realybė yra visiškai kitokia. Dabar pradžioje pakalbėsiu apie tai, kur yra ta meilė, kur yra tvarumas draugauja su skaitmeninėmis technologijomis, nes iš tikrųjų yra nemažai sričių, kur naudojant skaitmeninės technologijas mes galim tapti tvaresni. Pradžioje kasdienybėje. Pavyzdžiui, judėjimas, navigacija ir dalymasis. Navigacija mums gali padėti rasti kažkokį tai maršrutą, kur mes sunaudosim mažiau kuro. Toks labai paprastas tvarumo pavyzdys. Nes jeigu važiuosim aklai, tuo pačiu keliu visą laiką, kurį žinom, štai vyresni vairuotojai dažniausiai navigaciją nesinaudoja, visą laiką važiuoja tuo pačiu keliu, bet diena iš dienos gali sunaudoti daugiau kuro. Dalymosi paslaugos taip pat įgalina jas skaitmeninės technologijos ir tos dalymosi paslaugos mums leidžia tapti kažkiek tai tvaresniais, mažiau vartoti. Energiją namuose galim taupyti, įvairiausi išmanūs prietaisai, tik tai užtruks dar, kol visi mūsų namai taps išmanūs, bet išmanūs prietaisai tikrai gali padėti mums sutaupyti energijos, galim tapti sąmoningesniais vartotojais. Daiktų gyvenimo pratęsimas, keitimosi paslaugos dabar galite keisti naudodamėsi programėlės daiktus, ne tik tai Lietuvoje, bet net ir su artimuoju kažkokiu tai užsieniu siūsti, galim pratęsti tarsi daiktų gyvenimą, nepirkti naujų ir pernaudoti, tai vėlgi yra ekologijos ir tvarumo elementas. Tai taip, tvarumas kasdienybėje, be abejo, tai yra platesnė tema, bet aš noriu pereiti prie tos sudėtingesnės, kur nebedraugauja tvarumas su skaitmeninėm technologijomis. Sisteminius pokyčius skaitmeninės technologijos taip pat kelia tvarumo srityje. Dirbtinis intelektas padeda optimizuoti tiekimo grandinės. Čia taip labai formaliai parašiau, bet tokį paprastą pavyzdį pateiksiu. Prekybos centras prekiauja bananais ir jeigu užsisakys per mažai tų bananų, tai pirkėjai bus nepatenkinti. Prekybos centras nenori, kad pirkėjai būtų nepatenkinti, dėl to užsako daugiau bananų. Tada dalis tų bananų sugenda tiesiog, nes jų nenuperka ir juos tenka išmesti. Jeigu pasitelkiam dirbtinį intelektą, jisai pasiema visokiausius metai iš metų duomenis, analizuoja pirkėjų įpročius ir užsako lygiai tiek bananų, kiek bus nupirkta. Tas žmogus, aišku, kuris prieš tai planuodavo bananų kiekį, greičiausiai netenka darbo, bet čia jau kita problema, aš jos šiandien kaip ir neliesiu, bet dirbtinis intelektas padeda mums optimizuoti kažkokius tai prekių srautus ir tai yra gerai. Mes tampam tvaresni, mažiau vartojam. Gamtos apsauga, vėlgi, koks nors stebėti gamtą, planeta yra labai didelė, yra sudėtinga, kažkur tai kertamas miškas, kažkur tai, kur toliau nuo civilizacijos šiek tiek palidovo stebėjimai ir dirbtinis intelektas gali išanalizuoti ir pasakyti ir mes galim tiesiog kviesti policiją, pagauti nusikaltėlius, vėlgi saugoti gamtą panaudojant šiuolaikinės technologijas. Mažiau gamybos, mažiau fizinių produktų, dažnai pateikiama, kad dabar nebereikia mums CD tokio formato arba popierinių knygų mažiau naudojam, su kuo aš ne visai sutinku, nes popierinės knygos vis tik tai sukuria labai nedidelę taršą lyginant su tom pačiom skaitmeninėm technologijom. Bet dabar aš pereinu prie tos
konfliktinės pusės ir šitą nuotrauką jau ne dirbtinio intelekto sugeneruota, aš pats ją nufotografavau šią vasarą. Tai taip galbūt gali atrodyti tas cloudas, kur mes laikom duomenis. Iš tikrųjų sunkus, daug tūkstančių tonų sveriantis dalykas ir šitas audros debesis kokių 200 tūkstančių tonų maždaug galėtų sverti. Tai ekologinė situacija, apie ją daug kalbama, tikrai esat girdėję, kad degindami iškastinį kurą žmonija pakeitė atmosferos sudėtį. Tai visoms skaitmeninėms technologijoms reikia labai daug energijos. Mes vartojam daug energijos joms ir čia yra problema. Apie 82% visos energijos, kurią mes naudojam Žemės planetoje, yra gaunama iš iškastinio kuro. Reiškia, jį deginant patenka CO2 ir kitos šiltnamio dujos ir mūsų klimatas šyla, 2024 buvo globaliai šilčiausi. Dabar tai, kas vyksta už lango, taip pat yra klimato kaitos siautėjimas. Nesiplėsiu kodėl, bet pasaulyje vyksta labai daug keistų dalykų šiuo metu su orais. Prieš porą savaičių pas mus buvo milžiniški šalčiai, Australijoje buvo plus 50, rekordiniai karščiai. Pietų Europoje lyja lietus, formuojasi nuošliaužos, lyja tiek daug lietaus, kiek niekada nebūna beveik. Formuojasi nuošliaužos, griūna siena, traukinys patiria katastrofą. Tiesiogiai su klimato kaita to niekas nesieja, bet vyksta tokie dalykai. Klimato kaita siautėja. Dėl to, kad mes pakeitėm atmosferos sudėtį ir duomenų centrai po truputį vis labiau ir labiau prisideda prie šiltnamio efekto dujų išskyrimo. Tai dabar pasaulio duomenų centrai išskiria apie 1% šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Atrodytų labai nedaug, 1%, bet reikia suprasti, kad kitos sritys taip pat išskiria. Aviacija apie 2%, medicinos apsauga apie 5%. Ir problema, kad šitas skaičius yra vis didėjantis, kad maždaug 2030 metais prognozuojama, kad duomenų centram jau reikės duomenų centrai išskirsti apie 2% CO2 kiekio, o 2040-aisiais, kas yra pakankamai greitai, už 14 metų, kada jūs jau būsit suaugę ir eisit į darbą, tai bus jau apie 8%, kai kuriuose šalyse dar daugiau. Jau dabar Jungtinėse valstijose apie 8% energijos sąnaudų sudaro duomenų centrai. Iš esmės tai yra nematomas energijos alkis. Jeigu įsivaizduotume, kiek vienas rimtas duomenų centras sunaudoja energijos, tos, kokį turi Google arba kompanija Meta, tai 3-4 tokie centrai maždaug sunaudotų tiek pat energijos, kiek sunaudoja Lietuva. Tai energijos kiekiai iš tikrųjų yra didžiuliai ir jie vis didėja. Iš esmės, ta duomenų centrų energijos problema yra ateities problema. Dabar dar mes su ją susitvarkom. Gali būti, kad daug girdėjom dabar apie Grenlandiją, kad noras kažkaip tai įsitvirtinti Arkties regionuose, taip pat yra noras turėti daugiau vėsos, daugiau vandens, kurios taip pat reikia tiems energijos centrams. Va, štai dar neišgėriau to buteliuko, bet, kaip sakiau, vandens vėsinimui reikia daug. Problema, kad to vandens reikia dažniausiai išvaraus, netinka kažkoks ten jūros vanduo ar iš kažkokios balos pasemtas. Tai tas vanduo, be abejo, jisai niekur nedingsta, kažkur tai, jeigu jisai išgaruoja, jis tiesiog patenka į vandens apytakos ratą. Problema, kai tie duomenų centrai statomi kažkokiuose kraštuose, kur to vandens ir taip yra mažai. Pietų Amerikoje yra netgi buvę, kad vietos bendruomenės protestavo prieš tai, kad pas juos nestatytų duomenų centro, nors verslui tai labai apsimoka, būtent dėl to, kad tai sukels vandens stygių. Na ir be abejo, tikrai esat girdėję apie litį, kobaltą ir visokius kitus metalus. Tie retieji metalai dažnai, tai yra šiek tiek klaidinantis pavadinimas. Ne visi tie metalai yra tokie reti. Problema, kad juos labai sudėtinga išgauti, jiems reikia labai daug energijos ir labai daug vandens. Toks metalas kaip litis, tam, kad išgauti 1 kilogramą ličio, reikia sunaudoti kelius šimtus tūkstančių tonų vandens ir dažnai vėlgi jis išgaunamas tose regionuose, kur to vandens ir taip trūksta. Reiškia, nukenčia vietos bendruomenės, didėja sausringumas ir panašus dalykai. Kobaltas, apie 70% kobalto išgaunama vienoje iš Afrikos valstybių ir dažnai manoma, kad ten yra žmogaus teisų pažeidimai ir tokie vaikai kaip jūs dirba kobalto išgavimo pramonėje, bet neklauso paskaitų ir nesimoko. Tai be abejo, užteršiama žemė, siekiant pagaminti mums kažkokius tai išmanius prietaisus ir tik tai apie 15-20% tų prietaisų pasaulyje yra perdirbama. Juos labai sudėtinga perdirbti iš esmės dėl to, kad šiuolaikiniai telefonai arba kiti ir buityje naudojami prietaisai, jie labai yra,
tankiai suklijuoti ir ten naudojama apie 60 skirtingų cheminių elementų, juos yra tiesiog sudėtinga perdirbti. Ir be abejo, technologijos mus prigauna per papildomą vartojimą, kas vėlgi yra konfliktas su tvarumo tema. Skrolinimas ir reklama kuria troškimus, vidutinis Lietuvoje, nežinau, nėra statistikos, bet vidutinis Amerikoje vaikas, paauglys, kaip jūs, pamato per dieną apie 3000 reklamų. Tai jeigu galvojat, kad reklama neveikia, galvokit iš naujo, tai skatina be abejo, kad pirkti daiktus. Ir mes tai galim padaryti vėlgi dėka skaitmeninių technologijų labai greitai. Tai reiškia, greitas apsipirkimas vadinasi daugiau pirkimų. Dažnai tie pirkimai būna kažkokie emociniai, nebūtinai mes visus tos daiktus panaudojam. Ir be abejo, kad skaitmeninės technologijos, tas didelis reklamos kiekis, apie tai jūs taip pat šiandien girdėsite išsamiau, kuria nuolatinę nepasitenkinimo būseną. Ta nepasitenkinimo būsena gali išvirsti į kažkokias visai rimtas psichologinės problemas. Tai pakalbėjau apie tai, kur skaitmeninės technologijos ir tvarumas susijungia, apie tai, kur jos kertasi, kur patiria kažkokį tai konfliktą, bet iš tikrųjų tai nei meilės, neapykantos čia nėra, greičiausiai tai galime įvardinti kaip kažkokius sudėtingus santykius. Ir tie sudėtingi santykiai veikia mūsų gyvenimą ir veiks toliau. Esat girdėję turbūt iš vyresnių, kur sako, tu nesakyk dirbtinio intelekto programai ačiū, nes tai jau naudoja energijos. Tai iš tikrųjų viena tokia užklausėlė naudoja energijos, bet man tai šitas pasiūlymas skamba pakankamai juokingai, nes mes negalim atsitraukti nuo šitos technologijos. Lygiai taip pat didžiųjų technologijos kompanijų vadovai sako, kad tie, kurie nenaudos dirbtinio intelekto, tie pralaimės tiems, kurie naudoja. Pralaimės efektyvumo prasme. Ir reziumuodamas šitą savo kalbą, norėjau iškelti tokį klausimą, kuris gal ne visai susijęs su dirbtiniu intelektu. Ar dar išeisim žaisti į kiemą? Aš tokią vedu vidinę statistiką, skaičiuoju per metus, kiek pamatau vaikų medyje. Seniau būdavo išeini lauką, čia kai aš dar pats į tuos medžius lipdavau, tai toks keistas vaizdas, pilna medžiuose vaikų. Nebuvo ką veikti, nebuvo telefonų, tai pramogos buvo lipti medį. Pernai metų statistika 25 metais mačiau 3 vaikus medžiuose. Porą mergaičių Vingio parke karstėsi po tokį nuvirtusi medį, vienas berniukas, paauglys, įsilipęs buvo Vingio parke į medį, ten prieš mergaitės jis norėjo pastrojoti ir viena mergaitė buvo įlipusi medį Rūdininkų parke, čia neturiesi Vilniuje. Labai keista, kodėl tie vaikai po medžius karstosi, dabar mažai kas taip daro. Tai baigdamas kalbėti apie tą skaitmeninių technologijų ir tvarumo ryšį ar apie jų konfliktą, neturiu ką pasiūlyti, neturiu pasiūlyti kažkokio tai sprendimo, kad mes turim kažko daryti ar nedaryti. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau pasiūlyti, tai yra gyventi kuo įvairesnį gyvenimą ir naudojant visas skaitmeninės technologijas, kartais nepamiršti įlipti į medį. Beje, iš pirmo prompto šitą sugeneravo dirbtinis intelektas, kitus paveiksliukus reikėjo ilgiau generuoti. Ačiū. Ačiū Silvestrai.